Šiandien laidoje pamatysite, kur lankėsi Ilma ir kas ją taip nudžiugino. Ko Seime išmoko Ieva ir kas privertė Paulių taip susirūpinti. O taip pat boulingo laimėtojo prizą ir... Sveiki gyvi, esu nuostabiame griuvėsių fone, buvusio Merkurijaus. Merkurijaus dabar nėra dar, ne? Jau viskas, jau sugriautas. Gerai, aš tai iškarpysiu, ne? Gerai. Tai vat, ir šiandieną darysiu savo pirmąjį reportažą, į kurį pasikviečiu grupę Liūdni slibinai, kuri to jau pat gros džempabe ir to jau pat su jais pasikalbėsiu. Vaidas Kublinskas, vaidmuo pagrindinis. Dominykas Vaitiekūnas, vaidmuo pagrindinis. Aistė. O kas jūs suvedė apart likimo? Žmogiški santykiai turbūt, ką jūs manot, kolegai? Meilė savo artimui. O rėmėjai tai be žiūrovų ir be mūsų gerbėjų dar rėmėjai yra ir mano tėvai, o kol kas kitų rėmėjų mes neturim. Paulius įmonėje Kreditum pradžioje gavo daug teorinių žinių, o vėliau pradėjo su įmonės darbu pažindintis praktiškai. Nejauki tyla. Vienas iš kolegų, tai 40 išeilės, vienas neatsiliepia. Šiuo metu aš skambinu skolininkams ir dėriuosi su jais dėl jų galimybių mokėti. Ir patariu jiems mokėti pagal jų galimybės, ar tai dalimis, ar tą dieną, kai jie gali mokėti, tarkim, jeigu jie gali sumokėti didelę įmoką, tuomet gali būti sumažinti delspinigiai, kas skatina juos sumokėti. Bet labai retai taip būna ir dažniausiai skolininkai yra nusiteikę mokėti dalimis. Mokėti dalimis galima taip, jeigu matome, kad skolininkas moka dalimis ir šiaip. Tuomet mes su juo susitarėme tiesiog, pasiekėm žodinį susitarimą ir jis moka dalimis. O jeigu mes matome, kad skolininkas yra piktybinis ir skolos išieškojimo terminas jau eina į pabaigą, tuomet mes jam pasiūlome pasirašyti skolų mokėjimo grafiką ir tuo grafiku jis įsipareigoja mokėti. Ir kitu atveju, jeigu jis praleidžia terminą to mokėjimo jau dalinę, mes galime jį perduoti į teismą labai lengvai. Ir taip būna iš jo priteisiama ta skola. Gerai, suprantu, tada pasižymi viską. Ir dar mes tikriausiai susisieksime su jumis. Gerai, tuomet sėkmės jums. Skolininkas serga onkologinė liga ir skolininkas visas savo pajamas skiria sūnaus vaistams ir gydymui. Dėl to jisai nusiteikęs eiti į teismą ir rekomenduoja mums perduoti į teismą. Dėl to pasižymi visą situaciją ir mano praktikos vadovė, manau, nuspręs, ar verta jį duoti į teismą ar ne, ar dar verta laukti kažkokio pagerėjimo ar kažko panašaus. Ieva svajoja tapti politikė, nes anot jos šis darbas kupinas iššūkių. Taigi, praktikos vadovas Erikas Tamašauskas ją ir metė iššūkį – surinkti ir paruošti medžiagą įstatymui legalizuosiančiam pokerį Lietuvoje. Svarbiausia medžiaga aš pabraukiau geltonai. Čia šonuose parašiau trumpas pastabas, apie ką daug maž rašo. Tiek Estijos, tiek Italijos, Belgijos, Prancūzijos modelis yra visur tas pats, kad norint tą internetinį ar ten komercinį pokerį teisinti reikia licencijų. Labai gaila, kad visos tos lėšos atitenka kitoms valstybėms, nes lietuviai kažkaip savo satumas sumas didina, grąžina į savo bankus ir nesumoka mokesčių, nes kaip ir nėra tikslaus mokesčių kažkokio tarifo ar skaičiaus, kurį reikėtų mokėti. Yra apskritai kažkoks bent preliminarus skaičius arba nuspėjamas, kiek lietuvių žaidžia pokerį? Yra pirmam puslapį, man atrodo, Estijoje vyko turnyras ir čia iš kiek 200 ar 400 čia kažkur viršui turėtų būti, bent jau 12 lietuvių, man atrodo, į patį turnyrą ten jau
aukštesnės vietas pateko. Šiaip lietuvių susidomėjimas, kaip supratau, yra tikrai didelis. Jie pradėjo didinti mokesčius, bet kažkaip nepasakė, kad jeigu tu sėdi vienam kambarį ir tarkim nieko nedarai, tiesiog stebi žaidimą, tu vis tiek turi sumokėti mokesčius, kad lyg tu žaistum. Tai tada jie surengė prancūzai ir visi, kurie tenai sėdėjo streiką, tiesiog visi suėjo į kambarį tą žaidimą ir jie nieko nedarė. Tai vat yra dar parašyta, kad Unibet Open, man atrodo, įmonė čia toksai kaip renginyje rodo didelį susidomėjimą ir tikrai laukia, kada Lietuvoje bus įteisintas šitas sprendimas, nes tiki, kad Lietuvoje mato perspektyvas. In Lithuania, there is a city, and it's called Kaunas. Praeitoje laidoje matėte, kaip praktikantams sekėsi žaisti boulingą. Net ir su sugipsuota ranka geriausiai pasirodė Justas. Nugalėtojas nusipelnė prizo. Taigi, kaip ir žadėjome, pirmosios vietos nugalėtojas Justas gaus prizą. Ar jis norės pasinaudoti tuo prizu, galbūt jis norės jį kam nors atiduoti, padovanoti, jis nuspręs pats išgirdęs, koks yra prizas. Bet prizu turės pasinaudoti čia ir dabar arba atsisakyti jo visiems laikam. Jūs matote duris, ant kurių užrašyta Tattoo studija. Taigi Justai, šiandieną tu laimėjai tatuiruotę arba auskarą. Taigi, ką tu darai? Ar pasiėmė prizą, ar dovanoji jį kam nors? Agne, tu šitai avantūrai pasiruošus? Jo, ką darysi, versi auskarą ar tatuiruotę? Nežinau dar. Bet tu turėsi čia ir dabar. And it's a very beautiful city with a lot Agnė of būsimoji beautiful policininkė, people. taigi iššūkiai jos negazdina. Pasidaryti tatuiruotę čia ir dabar? Kodėlgi ne? O kada nors galvojai pasidaryti tatuiruotę? Ne, tokių minčių neturėjau. O tai kaip tu čia taip greit tokią avantūrą pasiryžai? Nu ką žinau. Pasiūliau, vat ir sugalvoju, gerai bus. O tu šiaip tokia linkusi tokį avantūras, mėgsti tokias ekstremalias situacijas? Labai mėgstu, bet dar su tatuiruotė nebuvo, taip kad mama sakė daryk ten, kur nesimatytų. O jūs taip pamiršai padėkoti? Nespėjau, jau mane, va taip, viskas susisuko, tai aš jau jūs tai vis tiek, šokoladą. Gėlių. Gėlių. Matot, batus užrišau, bet ne veltui matyt užrišinėjau batus jam. Aš nesiryžau daryti tatuiruotės, nes toks esu biški, manau, konservatyvus, nežinau, nepripažįstu tokį dalyką. Tatuiruotę, gal biški vėliau ir pasidaryčiau, bet auskarų tai ne vyriška auskarų svertis. Prisijokavau matyt. Ilgametę patirtį turintis tatuiruočių meistras padėjo Agnei išsirinkti tatuiruotę, o vietą, kur ją darytis, pasirinko ji pati. Ten, kur niekas nematys. Beveik niekas. Likę praktikantai smalsiai stebėjo tatuiruotės gamybos procesą, o pamatę žavingą rezultatą, tatuiruotės užsimanė ir patys.